Vėl ta pati istorija, nes žmonės nesikeičia. Jeigu pavasarį, vasarą motina su senu maistu, ten ir kažkokia rūgštį, man atrodo, jinai pila į maistą, nes tėtį sakė jausmas, kad deginasi viduriai pavalgius ribos, pavalgius morkyčių, bulvyčių sriubos neturėtų degintis viduriai. Aš jį perspėjau, sakau, jinai pila rūgštį, deda pipirus, jam jinai šventoji. Ten yra vergo ir šeimininko santykis, ten Stokholmo sindromas. Ten yra grinai, ten žmogus kaip pagrobtas. O kadangi oficialiai sutuoktiniai, tu negali niekad tuo apkaltinti ir viskas. Kam sakai, niekas nesuprasdavo. Tai va, tai po pastarojo karto, kai jinai rėkė, klykė ir mane vos kažkaip tai ten greitoji nuo gatvės surinko. Kai jie atvažiavo, buvo tuo momentu su stipriausiais pasaulyje spaudimo vaistais 255 ant 115, o tada pradėjo kristi. Ir krito drastiškai iki mirtinos ribos, aš koridoriui ten vos neužsilenkiau, ten elektra dingo. Paskui statė lašelinę ir joks tas spaudimas nekilo, paskui gyvybei pavojingų būdų išsiprašiau namo į kaimą. Autobusų stotyje krito ant suoliuko spaudimas 8 ant kem, bet kadangi aš gyvenime tokį turėjus ir daug kartų, aš čia visiškai nerišliai pasakoju, nieko tokio nenusiminiau, turėjau Coca-Colos, dėl kanclerės agresijos aš Pepsi-Colos 2 litrus netyčia bute palikau, čia buvo mirtina klaida. Aš turėjau omeny, aš pasiimu, nes aš žinau, kad jeigu labai stiprų išgersi, nuo spaudimo reikia turėti skatinančių. Va, aš vakarais juodą arbatą geriu, kas man krenta. Tai va, tai prie mano akių buvo tėtei duodamas senas maistas, 3 dienos košė. Paskui valgėm grikius, kurie ne grikių skonio, kažkame išmirkyti. Paskui maisto nebuvo šaldytuve, paskui rėkimas, klikimas. Visos sąlygos numarinti žmogų. Jau tenais aiškinti, kad jinai psichopatė neišeina, psichopatė nepabėgo į sodą gyventi ir gerai. Turint omeny, kad bandė žudytis, aišku, jau tenais negali įsiterpti, plus prasidėjo vėl epizodai. Kažkokie tai paskambina, pasako ir trenkia. Man 6 kartus man grasino atjungti elektrą kaime. Sėdėm. Vienintelė paguoda vakarais, lempa, knygos skaitimas. Jau mes kaip nors, jau mes aparatus tai visus atsijungė, laukėme gaisro. Vakar sužinojau, kad neadekvataus kaimyno vaikai su fejerverkai šaudė. Aš kai ėjau iš stotelės, aš girdėjau labai daug fejerverkų. Aš domiuosi teroraktais ir aš atsimenu šitą garsą Beirute, kur užsidegė fejerverkų fabrikas. Čia irgi, bet čia buvo 100 fejerverkų. Šitas kaimynas tikrai laikė sprogstamąją medžiagą, o su fejerverkais galėjo pridenginėti dronų kamikadzių gamybą, nes iš saugumų tyla. Aš matyt atspėjau. O vaikai turbūt turėjo nušauti kaimynų namus. Tai kaimynas sakė, kad jo žmona krito ant kelių ir įdomiausia, kad priešingai pusėje aš kritau ant kelių, kur kaip ten 1 ar 2 mano vardu ten ir aš esu tarp jų, mes dviese pradėjom klikti, kad Dieve nukreip ugnį ir viskas ir nukreipė. Jūs labiau tikėkite stebuklais. Nes kodėl aš kritau ant kelių ir klikiau Dieve nukreip ugnį ir nusikreipė, nes iš kitos pusės aušra tą patį rėkė. Tai va, tai aš vakar dangui dėkojau, kad taip išeina, kad kai kurie ten gali žiūrėti, kad žemgrobiai dar kažką tai išgelbėjo kaimą. Jisai geras yra tas kaimynas, jisai žino, kad aš varau žemės ūkio prekybą, jisai griovius savo produkcijos neišverčia, man atiduoda, obuolius labai gražius atiduoda, 1-kitą euriuką iš jo sodo pasidarau, yra tokių neparazitų kaimynų. Dabar grįžtant prie Vilniaus situacijos, tai tiek pritreniruota galva tėtei sėdėti tam velnio bute, tam morge. Ten morgas, ten yra mirties zona. Ten mes su Albertu vos neužsilenkiam. O kanclerė lakstė patenkinta. Mangi galvoje atrodė, kad akis susprogs. Tai greičiausiai cista sprogo. O nuo gydytoja tyčiojosi telefonu. Tai per priekį
siaubas, atrodė, kad išeis kažkas, nu, tai cista greičiausiai. Nu, tai niekasgi neoperavo, niekada tas cistos maišelis tai liko. Kai lieka cistos maišelis, toliau kaupėsi pūliai. Ne iš karto supratau herpio vaistus gerti, dabar ištisai dabar vėl geriu, nes nuo veterinarinių pablogėjo labai. Tai, bet gera naujiena, nesvarbu, kad nerišliai čia šneku, yra žmonės, kurie domisi, followina, tikrai turiu gerbėjų. Jie ir bijo, jiegi mato, kas čia per situaciją. Tai ožką pavyks priregistruoti, viskas gerai. Visiems vragam nazlo. Šunis daug kartų prašyt parodykit, aš tyčia pafilmuosiu. Mes piktos akies iš tikrųjų saugodavomės, bet aš dabar nuo ryto iki vakaro litanijos egzorcizmus kalbu, dabar nebebijau. Anksčiau buvo užstrigę jau viskas. Atrodė, kad be maldos geriau. Kažkodėl taip atrodė. Vakar turguje, žinokite, atėjau ne vieno žmogaus, visi verkia, dejuoja. Čigonę savo mačiau, 197 administracinius nusižengimus turi. Pasisveikinau šlykščiai, sakau, sveika mano draugė. Ir nuėjau į naują vietą, kur pernai prekiaudavau. Ne vieno žmogaus. Išsitraukiau Švento Mykolo maldą, iškilmingą su egzorcizmu. Dar net nebaigiau kalbėti, jau stovi vienas žmogus, kitas žmogus. Galvojau, vaidenasi, dar pradėjau kalbėtas visas litanės. Tai žinokit, pas mane išnešė maišais. Iš kažkur atsirado žmonės tuščiame turgui, ne vieno pirkėjo tuščiame turgui nešė iš manęs viską. Tai aš stovėjau sankryžoj ir galvoju, važiuoti tą Vilnių, nevažiuoti. Sveikatai mano bus. Į tą butą važiuoti, tai mirtis, nes jinai pradeda man jau užsiriekti, užkelia siaubingai spaudimą man, jeigu vėl kokia cista gali sprogti. Veterinarinė suprato, kad aš esu labai sunkus ligonis. Kad žmogus, kur gal ir insultą patyręs, jie suprato. Nes aš daug kartų pasakiau, kad aš labai sunkiai vaikštau kartais. O čia augina vaikus teroristais, diversantais. Pats būdamas psichas augo atsilikusių vaikų internate, vaikai irgi nenormalūs. Gal gimė, jie kai atvažiavo, tai buvo normalūs, mes pasišnekėdavom, gražus, faini vaikai ir paskui suluošinti buvo. Sprogstamasis medžiagas vaikam duoda. Aš žinojau, kad mūsų namą norima susprogdinti, man ir feiko buvo visi ženklai, atsimenat, pernai radiacijos žemėlapį. Tai kur buvo angelo skaičius? Ant kamino grinai. Ant kambario, kur kaminas, tai aš pagalvojau, aš kurensiu, jie man droną su sprogmenim ir susprogdins ir sakys, kad aš padegiau kaimą. Ir matot, aš buvau teisi. Dabar kūrenamės plus 25 ir nesuprantu, kaip anksčiau galėjau plus 13 gyventi. Galėjau. Dėl švento tikslo partizanai ir žeminėse gyvendavo ir daug metų ir mes galėjome. Dėl švento tikslo išsaugoti kaimą. Dabar tėtė vakar bandė, jam įsuktas mechanizmas, kad sėdėt velnio bute tenais ir nusimarinti. Ligoninėje greičiausiai nustatė aukšto lygio divertikulitą. Taip, kadangi prie tėtės buvo neįmanoma prieiti, uždarytas tam bute, jinai nieko nepadeda, jokių kojinių neapvilka, niekur nenuveža, divertikulito lygis nebuvo nustatytas, kadangi kaišiotas senas maistas su pipiras, maistas su actu, labai atsinaujino. Jinai norėjo jam, kad susprogtų viduriai. Jinai to siekė. Jos tą parazitų masonų tą ložę siekia kunigaikščiui paleisti vidurius kaip žiurkiai. Jie to tiki, suprantat? Į mane irgi buvo su nuodais pasikesinta, su žiurkių nuodais pasikesinta. Aš nežinojau, kad mes kilmingi ir aš nesupratau, kodėl šitai pasikesinta. Paskui su gyvsidabriu. Paskui kariuomenėje, kai buvau, visą kuopą 5 dienas atsiprašant nešiko. Aš bandžiau tėčiui pasakyti, ten butas nupurkštas greičiausiai. Yra chemikalai, yra nervus paralyžuojanti medžiaga, kuris sutraukia vidurius. Tai mes ėdėme 4000 kalorijų kariuomenės valgykloje, beprotiškas racionas ir nekakojom 5 dienas visi. Tai aš antrą tarnybos dieną važiavau į karo medicinos tarnybą
Ir vyras pasipainiojo mieste, grinai ten, kur yra ta tarnyba, ir atnešė man mineralinę Vytauto. Ir man greičiau pratraukė, o žmonės 5 dienas kankinosi. O dabar 10 dienų, kad nekakojo, tai greičiausiai. Dar kažkaip ten langus labai atidarinėjo, gal ten su vėju geriau veikia, aš nežinau. Gal pati bijo nusitrūčyti, bet jinai jau geltonai rudos spalvos yra, jinai visa nusitrūčius pati. Ir spaudimas, pasižemo spaudimininkai, pasiaukštas spaudimas, radau spintoje vaistų, vakarais matuojasi. Tai dabar tėtei įsisukęs toksai, kad bėgt namo į tą velnio butą. Vakar bandė susitart, kad jį paleistų. Ir aš šiandien prisiminiau, kad yra 5 lygių divertikulitas, tai jam aukšto lygio gal su pavojum, kad sutrūks. Ir kai jisai nevalgydavo ir negerdavo, tai jam matyt bloga buvo. O aš kaip siautėdavau, kaip draskydavausi. Bet aš draskydavausi nuo ryto iki vakaro ir išmaldaudavau, kad jis pavalgytų ir pagertų. Mano tokia dienotvarkė. Aš ir dirbu čia ir tuos videukus darau. Ir nuo ryto iki vakaro 25 kartus ant telefono. Atiminėtinai bijodavo, nes jau, pagal jos visą scenarijų, tai mes neturėjom iš viso su tėtuku bendrauti. Vakar iškviečiu greitąją, tai jis skambina, kad tu privalai atšaukti, ką tu padarai, tu privalai manęs klausyti. Greitoji išveža kaip mirtinos būklės. Paskambinu tuo momentu, kai jį veža. Aš bijojau, kad jis priešintis, kad jis atsisakys. Jis neatsisakė. Nieko negėrė, vakar visą dieną pastatė lašelinę. Paskui sako, man reikia namo. Sakau, tėtuk, sakau, tu mirsi. Sakau, poryt ir mirsi. Sakau, aš sakau, tikrai. Aš nejuokavau, taip yra. Tai dar kartą davarė žmogų iki mirties. Ir sakau, pastatyk klizmą. Mama nenori liestis, nes nenori būti atsakinga. Ir žmogus nesupranta, ką šitie žodžiai reiškia. Sako, tu nežinai, kaip aš atrodau. Sakau, manau. Tai jeigu mes su Albertu prižiūrėjome, jam svoris nekrito, tik tai prasidėjo ten kažkokios depresijos, nes jinai prie manęs liepė rinktis tarp jos ir manęs. Įsivaizduoji? Atsisakyk vaikų dėl manęs. Ir jisai rinkosi teisingai, jis atsisakė vaikų dėl jos. Jis labai daug kartų kartojo praeitą kartą iš ligoninės, kad atvažiuoti negalima, nieko negalima. O vieną kartą atvažiavau, tai pati atsidūriau reanimacijai. Tai tiek, tai toks šiandien pasakojimas, tai tiek.